Sveiki, brangieji. Šiandienos tema bus, kokią jūs mato vyrai, kokia jūs esate jų akimis. Nesvarbu, ar jūs esate užimta, ar laisva, ar santykiuose, ar esate kažką nusižiūrėjusi. Ta prasme, kiekviena išgirs savo, ar ne, ir kokią jūs mato arba jūsų artimas ratas vyrų, ar su tais, kuriais bendraujate, ar su kuriais nebendraujate, kažkokie atsitiktiniai žmonės. Aplamai pažiūrėsim požiūrį į jūs, aplamai jų akimis, vyrų akimis, kokią jūs mato jie. Bus du variantai, pirmas ir antras. Rinkitės intuityviai, kaip visada sakau, arba pagal kortų nugarėlę, arba pagal skaičius 1, 2. Trečia kaladė bus tik tai kaip patarimų kortos, aš jas prie kiekvieno varianto ištrauksiu po kelias kortas, kaip kažkokį tai patarimą iš aukščiausių jėgų, arba kažkokį tai ženklą, ką jums nori perduoti aukščiausios jėgos. Tai pradėsiu nuo pirmojo varianto. Kaip visada, kol rašiu kaladę, primenu, kam reikia asmeninių konsultacijų, yra po video kontaktai, e-mailas, kaip susisiekti. Ten analizuojam per astrologiją, sielos formulę, jūsų talentus, monetizaciją, uždarbį, kažkokias karminės pamokas, juodąjį potencialą, kaip pasireiškia gyvenime, kokias klaidas galbūt kartojate, dėl kokių planetų taip atsitinka. Na ir žinoma, visi klausimai taro kortomis, taip pat prieigoje, kam reikia, kreipkitės. O dabar pradėsim nuo pirmojo varianto. Ir žiūrim, kokią jūs mato vyrai. Įdomiai. Iš karto galiu pasakyti, jūs esate daugeliu vyrų kaip išbandymas. Tokia, žinot, kaip negalima to žodžio sakyti, ar ne, tokia kaip priklausomybė visokiam kokiam plane, ir mentaliniam lygmenį, ir fiziniam lygmenį, jeigu, tarkim, su to žmogum turėjot kontaktą, ar ne. Tai žmogus tampa nuo jūsų priklausomas. Tai 24/7 gali vyniot mintis ir toks jausmas, kaip žinot, abu supinti. Nes pirmas variantas, aš galėčiau taip sakyti, kad jeigu jūs žiūrite į žmogų, su kuriuo bendravote, tai jisai toks jausmas yra priklausomas nuo jūsų mintim, emociškai, fiziškai, toks jausmas negali, žinot, tas jausmas toks supančiotas. Jeigu tai tiesiog žiūrite abstrakčiai visus vyrus, kokią jūs mato kiti vyrai, tai labai seksuali, labai pritraukianti, kažkuom paslaptinga, tokias moteris, prie kurios lengvai neprieisi, kuri turi savo kainą. Ta korta rodo, ar ne, ta moteris turi savo kainą, turi savo kažkokią tai savotišką pasaulėžiūrą, jinai gali būti dvejopa, vienu metu ir be proto seksuali, ir tuo pačiu jinai gali būti apsirengusi sulig kaklu žeme dengiančius rūbus, ir tas iš vidaus tiesiog spinduliuoja. Ir
daugelis vyrų gali jūsų nesuprast, nes jie patiria dviejopus jausmus, o tai juos veda į tokią sumaištį. Dar kokią mato iš dalies kažkokią tai nesąžiningą, galbūt žinot kokią, jūs galbūt įvedat vyrus į kažkokį tai transą, galėčiau netgi taip sakyti. Jeigu tai eina kalba apie glaudžius ryšius, žiūrite į artimą, vat tokį kažkokį tai vyrą, vyrus, su kuriais turėjot kontaktą, ten ar gyvenat, tai galvoju, kad jūs kartais kažko nedasakot, kažką prikuriat, galbūt kiek iškraipot arba situaciją, arba vaizdą. Nu, va tiesiogiai, kaip čia tą energiją perda tokią, nu, kiek iliuzinę truputį, kiek tokią galite kažkur kažkada sumeluoti, galite kažko nedasakyti, galite perkurti, perkraipyti vaizdus, esmę, vat kažkas tai tokio gali būti. Jeigu tai vyrai, kurie tiesiog iš aplinkos jūsų nepažįsta, tai galvoja, kad jūs žaidžiate vyrais, kad jūs manipuliuojate vyrais, kad jūs nu, vat, esate vyrų atžvilgių nesąžininga, kažkokia tai gal tokia, negalėčiau sakyti savanaudę, bet jie mato jūs kaip tokią, kuri gali turėti daug vyrų. Nu, ta prasme, čia ne ta prasme, kad, nu, tarkim, miegate su vyrais, ne, bet čia ta prasme, kad tokia moteris gali turėti bet kurį vyrą, va taip. Ir jinai ne tiek, kiek renkasi, bet jinai vat manipuliuoja vyrais. Gal kartais dėl naudos, kartais dėl kažkokio tai nu, jo, bet nurodo dalinai tokios sau naudos, arba kai kurie vyrai net gali konkrečiai galvoti, kad tarkim, kad jūs turėti reikia turėti didelę sumą pinigų arba kažkokį tai materialių gėrybių tokių, ar ne, kad galėtų būti su jumis. Bet, nu, toks kažkoks požiūris, sakau, dvejopi jausmai ir didelė trauka ir gali būti to pačiu didelis atstumimas, nes realiai, jeigu vyras finansiškai nestabilus, jisai tiesiog pasąmoniai suvokia, kad netemps tokios moters ir tada toks vyksta vidinis konfliktas. Ne, jinai čia tokia, jai čia vat, reikia tų pinigų. Realiai pats žmogus nori, jisai tempiasi, kaip sakant, tik tai duok kelią, ar ne, bet, žodžiu, tokie dvejopi jausmai, dvejopi. Negalėčiau sakyti, kad čia va taip mato jūs kažkokią tai labai jausmingą, vat, kažkokią tai tokią išskrydusią, ne, čia mato tokią ganėtinai savanaudišką, seksualią, tokią ryškę asmenybę, kuri žino savo kainą, kuri moka apsukti aplink pirštą ir kai kuriem vyrams, sakau, kelia dvejopus jausmus. Dar kelios kortos ir... Oi. Visai buvo apverstas, nors neturiu apverstų kortų, nu, bet jeigu jau taip iškrito. Nu taip, žinokit, man dubliuojasi informacija. Žodžiu, kadangi apverstas. Jo,
tiesiog daugelis vyrų, jeigu žiūrim ne artimą ratą, o aplamai iš šono, vat, kurie dar su jumis nori pažindintis, nesusipažino, arba kolektyvas, dar kažkas, galvoja, kad jie paprasčiausiai net kartais bijo, turi labai daug baimių, bijo prie jūsų galbūt prieiti, susipažinti, bijo kažką pasakyti, jie tiesiog pasąmoniai galvoja, kad jūsų nepatemps finansiškai, emociškai, nes, sakau, galvoja, kad tokiai moteriai reikia kažką pasiūlyti, negaliu ateiti tuščiom kišenėm. Galvoja, kad jums reikia ir materialių kažkokių tai įrodymų, ar ne, turėti kažkokį tai arba statusą, arba pinigų, arba, vat kažką tai, neteisiu tuščiom. Pas vyrus labai gali būti tiesiomis daug baimių ir matot, mes žiūrim vyrų akimis, tai nėra, kaip čia pasakyti, tai gali būti ne visai apie jūs, čia gali būti ne 100% tiksli informacija, kaip yra iš tikrųjų. Mes žiūrim vyrų akimis, kokią jūs mato. Jeigu jūs esate ryški, patraukli, pritraukianti tokia asmenybė, jeigu jūs vat žinot, tos energijos, kada jos, sakau, moteris gali būti apsirengusi kaip vienuolė, bet jinai tiesiog spinduliuoja energetiką ir prie jos traukiasi visi kaip bitės prie medaus. Tai vat jaučia tą energiją, jaučia tą kažkokią tai charizmą, kažkokį tai tokį vidinį varikliuką, jie traukiasi, bet labai pas vyrus daug baimių, labai jos slegia mintis, kad nepatemps, arba jinai čia turės dar tokių kaip aš daug ir aš jai čia būsiu antram plane. Žodžiu, vat kažkas tokio, žinokit, kadangi dubliuojasi informacija, aš daugiau kortų net nedėsiu. Aš ištrauksiu jums patarimą nuo aukščiausių jėgų, ką jie pasakys. Galbūt kažkokį tai turim galbūt ženklą, įspėjimą, patarimą, kas tai bebūtų, pažiūrėsim. Patarkit aukščiausias jėgas. Jums būtų taip, emocijos. Pasinerkite į savo giliausias vidinės emocijas. Išjauskite. Galbūt jeigu jūs esate labai temperamentinga, tokia aistringa, ryški asmenybė, kartais truputėlį prigesinkite tą ugnį, ar ne, ir kiek labiau galbūt į emocijas, į kažkokį tai jausmą pasinerkite. Kitas būtų jėga. Meilės jėga lygi magnetui, kuris pritraukia sielas viena prie kitos. Tai, man atrodo, ta jūsų jėga, jinai, kaip ir sakiau, jinai traukia vyrus. Ir, žinot, kaip visada sakau, stiprus vyras nepabijos tokios moters. Jeigu silpnas vyras, tai jisai ras milijoną baimių ir kažkokių tai savo vidinių blokų, kodėl to nepadarys. Stiprus vyras ima ir daro. Tai skaitau taip, kad būtent ta jūsų jėga nepritrauks stiprų vyrą. Jeigu jūs dabar tokio kol kas neturite šalia, aš tikrai tikiu, kad tas stiprus vyras atsiras ir ta siela viena prie kitos prisitrauks. Tai patarimas, kiek, ne visada būti tokiam karštam temperamente, gal trupučiuką persijungti ir emocijas, jausmus, bet nepamiršti apie savo jėgą, nes vis tiek jūsų ta varomoji tokia jėga, jinai prie jūsų pritrauks tokį patį stiprų vyrą ir ne kokį nors verkiantį, apsisnargliavusi, atsiprašant, kuris nevertins jūsų, ar ne. Tai toks buvo pirmas variantas. Ačiū labai žiūrėjusiam. Perėsim prie antrojo varianto. Žiūrim, filmuoju.
Mhm. Taip, pažiūrim antrąjį variantą. Kokią jūs mato vyrai? Wow, kaip gražiai iščiažia. Sekundėlę. Žinokit, labai slidi kaladė, labai gražiai čiuožia. Tai antras variantas, kokią jūs mato vyrai ir kokia jūs esate jų akimis. Žiūrim. Aha, čia galėčiau iškart sakyti vyrai, na, ne visai kaip pirmam variante, bet čia jūs mato tokią kaip mecenatę, mato kaip žmogų, kuris visada padės, mato tą, kurį visada žino, kaip čia pasakyti, tokį teisingą energijų apsimainimą. Vat kiek tu man davei, tiek aš tau atgal. Čia nebus ta moteris, kuri viską atiduoda, lieka nuoga basa, jinai žino visatos tokius, kaip pasakyti, dėsnius, kad turi būti lygybė. Kiek tu į mane investuoji finansų, kiek investuoji į mane laiko, jausmų, tiek aš tau duodu atgal. Mato jūs ganėtinai dar tokią uždarą asmenybę, gal kiek atsiskyrusią, galbūt jūs nelabai mėgstate, žinot kaip, netgi, sakyčiau, irgi kiek tokia dvejopą asmenybę, nes tokia, žinot, tokie poliariniai dalykai. Vienu metu jūs galite būti uždara, atsiskyrusi, nieko nenoriu, niekur ten kažkur eiti, kažkokias šventės, vakarėlius, renginius, sėdžiu ten vos nemedituoju ir ten užsiemu savirealizaciją, o paskui užsidega jūsų ugnis ir jūs tampate labai temperamentinga, tokia, žodžiu, žmogus, kuris siekia tikslų, kuris užsidega savo idėjom ir dar uždega kitus. Tai tokios, vat, sakyčiau, kiek irgi dvejopos energijos. Mato jūs toks energijų miksas, sakyčiau. Pažiūrim dar. Oi, nu kas čia? Ir pirmam variantui, ir antram. Mato jūs kiek nesažiningai? Nu, bet žinokit, kaip įdomiai, skirtingos kaladės, o informacija, nu, jinai nėra tokia pat kaip pirmam variante, bet labai energija panaši, bet jūs mato kažkokią tai dalinai kažko nedasakančią, nesąžiningą, kažkokią tai kartais dėl savo naudos galbūt truputį nepameluojančią, bet vat kažką nuslepiančią ir tai vyrus priveda prie tokios, netgi sakyčiau, depresijos. Nu, vat jeigu tai yra artimas ratas vyro, ar ne, kuris yra su jumis vienoje šeimoje, artimas labai ratas, ar ne, tai vat energetiškai jie jaučiasi tokie depresyvūs kiek nuo jūsų. Jeigu tai yra ne artimas ratas, o žiūrite aplamai, vat kažkokie sutikti žmonės, su kuo susipažįstate, tai žmonės pamatė jūsų temperamentą, jūsų vat kažkokią tai vidinę ugnį, kažkokį tai užsidegimą, vyrai lygiai taip pat gali bijoti su jumis pažindintis, nes jie galvoja, kad liks labai ne tik finansiškai, bet ir emociškai nuvargę.
jie paprasčiausiai galvoja, kad jum irgi, labai, sakau, panašiai kaip pirmam variante, kad jum bus reikalingi pinigai, kad jum, žodžiu, vat, su tokiu temperamentu jie nepatemps jūsų norų, jūsų idėjų, kažkokių tai planų ir dažnu atveju, jeigu, pavyzdžiui, dar toks variantas gali būti, jeigu tai ne apie jūsų kažkokį tai nedasakymą, nesąžiningumą, gali būti, kad vyrai, kad su jumis susipažinti arba prieiti arčiau, jie jums meluoja apie jų finansinį statusą. Nes jie galvoja, kad tarkim, jūs su juo net nesipažindinsite dėl to, gal kaip atrodote, kaip save pateikėte, ar ne, ir jie gali būti, kad jūsų gyvenime jau taip yra buvę, kad vat, arba kažkokie tai papuola tokie truputį alfonsai, ten prižada aukso kalnus, ten verslininkai kokie iš tikrųjų ten pučia vėjas kišenėse. Arba paprasčiausiai vyrai iš baimės, vat, labai nori susipažinti su tokia moterim, bet kadangi žino, kad jie nepatems, tai vat iš to kažkokio tai, kažką tai gali prikurti ir galutinai vis tiek tai priveda prie nusivylimų, jeigu tai išaiškėja, tai ir jiem depresija, ir jum, žodžiu, vat, kažkas tokio, žinokit, gali būti. Labai, žinokit, vat iš tikrųjų, tie variantai, kaip įdomu, sakau, skirtingos skaladės, bet labai panašiai. Mato jūs kiek, vat sakau, tom kortom, kad jūs galbūt manipuliuojate vyrais, kad jūs esate, vat, sakau, tokie, kad galvoja, kad jūs užmanipuliuojat, kad jums reikia pinigų, kad jums reikia statuso, kad jums reikia, kad vyras kažką turėtų, kad, vat, nesvarbu, jūs gal taip konkrečiai vyrui nesakot, suprantat, bet galbūt jūs taip atrodot, kažkaip prabangiai, galbūt jūs save taip pateikėt, galbūt jūsų kažkokia tai iškalba, galbūt, bet nežinau, kažkas tokio gali būti, kad vyrai susidaro tokią iliuziją, va tokį tai vaizdinį, kad kartais be melo, be kažkokio tai persudimo, tai pavadinkim, jie prie jūsų neprieis. Ir vat kažkokie pas vyrus vyksta vidiniai, žinokit, konfliktai dėl jūsų, vat ir, kaip ten sako, į хочется, į колется, jo, tai vat ir norisi, ir badosi, tai vat kažkas tokio, žinokit, tokia vat dvejopa asmenybė, sakau, mato tokį kaip manipuliatorių jūs, kaip vat tokį savo tikslų sekėją, vat jie galvoja, daugelis vyrų galvoja, kad jūs savo tikslą vis tiek pasiekėt, bet kuriais būdais, vat nors, vat sakau, jūs galite būti labai pati iš savęs sąžininga, tokia, žinote tos visatos dėsnius, tą materiją, vat lygybės tą jausmą, ar ne, bet, mes sakau, mes žiūrim vyro akimis, o kaip jie ten mato, jų pasaulėžiūra, žinokit, yra kiek kitokia negu mūsų moterų ir mes kiek kitaip įsivaizduojam, ar ne. Dar parodys kažką. Žinokit, taip, jie mato jūs pakankamai tokią statusę moterį. Ta prasme, su kažkokiais tuščiais pažadais, jie mato, kad prie jūsų neprieis. Čia net, žinokit, daugiau kortų nedėsiu. Labai, žinokit, labai panaši informacija ir pirmam ir antram, kiek kitaip ar ne, bet labai panašu. Nežinau, ar mane moteris tokia žiūri, ar taip, bet kažkaip toks sutapimas, kad labai tokios, ne tik savarankiškos, ne tik temperamentingos, kažkokios tokios ir charizma, čia žodžiu tokios energijų miksai moterise, kur vyrai ne visada patempia tokias moteris, ar ne, tai žinokit, jeigu jie nueina kiek į šoną arba kaip sako, pasišalina, jie paprasčiausiai energetiškai jūsų nepatempia. Tai, žinokit, nenustebkit, jeigu kartais koks nors ten susipažįsta, dingsta arba prapuola, žinokit, jūsų temperamentas, jūsų energija, jį tiesiog, kaip čia pasakyti, ištaško, žinokit.
Jeigu jūs vat, tikrai žinot, kad ir pas jūs idėjų daug, ir planų daug, ir pinigus mokat uždirbti, ir save kažkaip realizuoti, ir dar vos ne vyrui, žinot, padėti kažką tai, kad ir jisai, nu, vat, suprantat, dar mokat ir žmonėmis manipuliuoti, kad seka, kad visi įvykiai klostytųsi pagal jūs. Ir jo, jie žinokit, paskui gali tiesiog į tylą išeiti vyrai, nu, nes jie energetiškai nepatempia jūsų. Nu, sakau, čia reikia tokiem atvejams stipraus vyro, nes tie silpni vyrai, jie žinokit, čia tik tai vargas ir ašaros, nes jie energetiškai nepatempia ir paskui, žinot, turi ne vyrą, o sūnų. Tai pažiūrėsim dar, žinokit, iš šios kaladės patarimą. Ar kažkokį tai ženklą iš aukščiausių jėgų, ką jums gali pasakyti, patarti. Dar. Čia toks vienas iš patarimų dar būtų, žinot, sekti savo mintis, emocijas ir laiką. Pavyzdžiui, jeigu jums kartojasi skaičiai 1, 1, 1, nu, tarkim, 11 valandų 11 minučių, 12 valandų 12 minučių, ten, bet einat miegoti, ten žiūrit 0, 0, 0, 0, ar ne? Ir sekti savo mintis, ką jūs tuo metu pagalvojate. Nes tai tiesiog mūsų matricas, mūsų toks aukščiausio aš, konektas su jumis, ar ne, pavadinkim, prisijungimas, ir tai kažkaip siunčia jums ženklus. Jeigu jūs tuo metu pagalvojate, kad, tarkim, bet būtų gerai tą ir tą padaryti, būtų gerai tam ir tam parašyti, būtų gerai taip ir taip pasielgti, tai reiškia, tai tikslios patvirtinimas jūsų mintims. Tai vat, jūsų siela, va taip, jūsų siela, jūsų aukščiausias aš, jums siunčia kažkokį tai patvirtinimą, kaip ženklą, ar ne, tai jums reikia sekti skaičius. Jeigu matote laikrodyje ar kažkur tai vienodus pasikartojančius skaičius ir tuo metu atsekinėti savo mintis, ką jūs tuo metu pagalvojate. Na taip, sako, priimkite meilę ir būkite laimingi. Bet vėlgi, žinot, kas yra priimti tą meilę, ar ne? Tai skaitau, kad meilė tai ne tik priešingai lyčiai, ar ne? Tai meilė viskam, kas mūsų supa, meilė savo. Man atrodo, žmogus aplamai negali mylėti, kol negali mylėti kito žmogaus, kol jisai nepamilsta savęs, ar ne? Tai toks didelis patarimas moteriam būtų pirmoje vietoje pamilti save. Tokia, kokia aš esu ir su savo pliusais, minusais, tik tai, kai pilnai jūs pamilsite save, jūs išmoksite mylėti ir aplinką, ir kitus, ir tada tai bus tiesiog atspindys. Kada jūs pamilsite save, jūs pamils ir kiti. Tai čia va toks tiesiog toks vat patarimas iš aukščiausių jėgų. Sekite skaičius, ar ne? Tai bus jum kažkokie ženklai, patarimai iš aukščiau. Galbūt kažką senai planavote, galvojote, nežinote, iš kur gauti patvirtinimą. Tai vat, kai pamatote kažką, tai atsakinėkite savo mintis, ar tai teigiamos ar neigiamos mintis, ir žiūrėkite, bandykite taip kontaktuoti su savo aukščiausiųjų aš vadinamu, su savo siela, ir taip jum ateis kažkokie patvirtinimai, ženklai, kažkokie atsakymai, ar ne? Tai toks buvo antras variantas. Labai ačiū žiūrėjusiam, klausiusiam, kad skiriate man laiko. Šiaip tai labai smagu tokias moteris skaityti, žiūrėti, tokias temperamentingas, tokias turinčias savo kainą, ar ne? Tai labai ačiū ir iki pasimatymo kitose video.